Niekas iš niekur neatsiranda. Kaip gamtoje, taip ir kūne. Raumenys yra konstruojami iš amino rūgščių, ar sakykime iš baltymų. Jeigu mūsų maiste jų nėra, tai nėra ir raumenų. Bent jau taip galima taip labai stipriai apibendrinti iš šio tyrimo. Šiame tyrime paaugliai, kurie vartojo sojos produktus 3 kartus per savaitę ar dažniau, tai jų raumenų stiprumas, matuojamas rankos suspaudimo jėga, buvo reikšmingai didesnis negu paauglių, kurie vartojo sojos produktus kartą per savaitę arba rečiau. Daugiau sojos, stipresni raumenys. Aišku, man irgi kyla labai daug, bet nors šiame tyrime į daugumą tikrai buvo pasistengta atsakyti. Bet gal yra kitų veiksnių, gal soja mėgsta labiau sportuoti, nors labai jau iš piršto laužta tokia hipotezė atrodo. Bet ką mes tikrai žinom, tai tikrai žinom, kad sojos produktai turi daug ląstelienos, daug baltymų, mažai riebalų, turi omega-3 ir 6 rūgščių, turi antioksidantų, vitamino A, vitamino K, folatų, fitoestrogenų, daugybę labai gerų medžiagų. Aišku, irgi reikia pridurti, bet labai priklauso nuo to, kaip mes tos sojos produktus paruošim, nuo to ir priklauso jų naudingumas, bet jau naudingų medžiagų iš sojos nebeatimsit, kaip bebūtų. Tai bent jau, jeigu negalvojam taip tiesiogiai soja raumenis, tai galim pagalvoti apie tai, kad kokio tikslo siekiam, tokį matyt maistą reikėtų ir valgyti. Ir sojos produktai ar kiti baltymų turintys maisto produktai yra tikrai gera mintis, jeigu jums reikia, norisi užsiauginti daugiau raumeninės masės arba turėti stipresnius raumenis. Skanaus, taikos ir ramybės.